Labas pirmadienio rytas visiems. Kaip jūs gyvuojate, kaip laikotės? Šiandien pasikalbėsiu apie perdegimą ir kas tai yra praktiškai. Šįryt pirmadienio rytas man nebuvo labai lengvas, nes kaip dauguma darboholikų savaitgalį leidau dirbdama. Anksčiau galėdavau pakeitusi veiklą pailsėti, dabar pastebėjau, kad to poilsio jau reikia tiesiog fizinio, nieko neveikiant. Kodėl taip yra? Todėl, kad aš turiu perdegimo sindromą. Jau jisai tikriausiai yra ganėtinai įsisenėjęs, nes gerus kelerius metus vasaros sezonais labai daug dirbdavau, būdavo ir 18 ir 20 valandų per parą, bet galėdavau savo energiją susigrąžinti ir jėgas žiemos metu, kada nebūdavo turistinio sezono. Deja, paskutinius 3 metus jau tikriausiai, ar net ir 4, žiemos sezonas man būdavo lygiai toks pat aktyvus, gal su daugiau miego valandų negu vasarą. Ir viskas atėjo iki to, kad gavau pati savo, pasidariau dovanėlę, perdegimas prasidėjo. Kas yra perdegimas, tas vadinamasis angliškai burnoutas? Tai yra būsena, patologinė būsena, kada sumažėja per pusę, gal net ir daugiau procentų darbingumas, produktyvumas, efektyvumas krenta, kada žmogus jaučia nuolatinį nuovargį. Nuovargis jisai yra visiškai patologinis, sukeliamas, jaučiamas nuolat. Perdegimui taip pat būdingas yra ypatingas jautrumas išorės stimulams, atsiranda įvairūs psichosomatiniai reiškiniai, pykinimas, vėmimas, galvos skausmai, svorio augimas, reiškia pokyčiai hormoniniam lygmenyje ir taip toliau. Perdegimas jau seniai vakarų civilizacijoje yra laikomas ganėtinai rimta liga. Rytų civilizacija tikriausiai tokio pavadinimo neturi, bet čia aš ne ekspertė, negaliu pasakyti, nesigilinau šitą temą, kaip rytų filosofija ir rytų medicina į tai žiūri. Mes vakariečiai, ypatingai tie, kurie esam itin aktyvūs kažkurio gyvenimo periodu, o gal net ir dešimtmečiais, labai produktyvūs, labai veiklus. Anksčiau ir vėliau susidurėme su šita liga. Galvojau apie siciliečius. Pažįstu tikrai nemažai siciliečių, matau jų gyvenimo būdą ir kažkaip nesu sutikusi nei vieno perdegusio žmogaus, net ir, sakykime, tose sunkiose specialybėse dirbančių gydytojų, policininkų, gaisrininkų ir taip toliau. Ugniagesių, atsiprašau. Paskutiniu metu su kuo kalbėčiau, siciliečiai taip pat yra pakeitę savo gyvenimo būdą ir vis mažiau laiko atranda tam nieko neveikimui, saldžiam nieko neveikimui, dolce far niente, ir vis daugiau užsima kažkokių veiklų, bet jiems nėra būdingas kol kas vis dar tas perdegimas, toks, koks būdingas, tarkim, mums. Mes lietuviai kaip tauta, ir ne tik lietuviai, Lietuvoje gyvenantys žmonės, įvairių socialinių
politinių, gamtos reiškinių dėka esam išmokę labai daug dirbti ir nuolat. Ypač kalbu apie savo kartą, apie tėvų kartą, mano tėvų, senelių kartą. Jauni žmonės tikriausiai jau moka pusiausvyrą geriau palaikyti, o mes esam tie darbiniai arkliai, kurie suprantame, kad gyvenimas gali būti įvairus, gali būti šiandien yra, rytoj gali nebūti, todėl tą rytoj gali nebūti, reikia kažkaip apsaugot pasikišant pagalves. Nu ir dirba Mariam tada, nuo ryto iki vakaro. Kitas dalykas, čia vėl gal sociologinis požiūris, kalbu ne tik apie save, bet žiūriu ir mano karto žmonės, draugus, pažįstamus, tos žmonės, kuriuos stebiu. Mes esam iš tos kartos, vadinamosios laisvės kartos. Gal nėra tokio termino, bet aš mėgstu jį naudot. Kada augome, pradėjome augti toje sovietinėje struktūroje, ugdymo sistemos, ar ne, pagrindas būdavo valstybės kaip pagrindinio atskaitos taško ir vienintelio pasitikėjimo verto taško pašalinimas ir perėjimas prie laisvosios rinkos ir atsakomybės už save. Jau ne valstybė už tave atsako, tu pats atsakai už save prie šitos mąstymo paradigmos pokyčio. Ir mano karto žmonės, iš tikrųjų, kiek stebiu, daug pasiekia, daug padarė, daug darančių yra Lietuvai ir dėl Lietuvos, ir dėl savęs, ir dėl kitų, bet yra daug perdegančių ir perdegusių ir galbūt perdegsiančių, visas formas panaudojau lietuvių kalbos. Tai ką daryti? Kaip mums, tiems aktyviems, kurie nori gyvenimą gyventi pilnai, ir pilnai tai reiškia visas galimybės išnaudoti jas tuomet, kai jos ateina, arba susikurti tas galimybės, kaip mums tvarkytis su perdegimu. Sakyčiau, kad klausimas labai yra subtilus, nes jeigu naudotumės Vokietijos gydytojų praktiką, tai ar ten kažkur Skandinavijoje, kur yra suteikiamos 2-3 mėnesių apmokamos atostogos būtent perdegimo gydymo tikslais, tai tokios prabangos neturintis mes turim galbūt pirmiausia susiplanuoti gerai savo laiką ir susimažinti iki būtino, jau neišvengiamo minimumo visas mūsų veiklas ir atsakomybės. Aš lapkričio mėnesį buvau tiek išsekusi, jau net nepervargusi, jau išsekusi, kad ir mane matė žmonės ir ypač artimieji pastebėjo, jog neliko gyvenimo džiaugsmo. Tai ką Simona tokiu atveju padarė, vietoj to, kad kaip sveikas žmogus pasimtų mėnesį atostogų ir nieko, apart to privalomo būtino dalyko, ką turim padaryti, pasirūpinti buitimi, šeima, vaikais, savimi, nedarytų, tai aš panirau į remontų darbus. Galvojau, kad fizinė veikla jinai mane greitai atstatys, sutvirtins, atstatys ir pavasarį aš vėl būsiu sveika ir pasiruošusi naujam sezonui.
Ir šitas veikimo būdas kaip ir atrodė padėjo, bet supratau, kad jisai padeda tik tai, kai tu pats savo nusistatai aiškias ribas. Kad kaip tau bepatiktų dirbti, kaip tu benorėtum dirbti, tu turi būtinai į savo tvarkaraštį, dienotvarkę įsitraukti laiką poilsiui. Ir va, aš jau dabar vėl kelis savaitgalius vėl neįtraukiau šeštadienio, sekmadienio be veiklų. Ir vakar popiet, po ganėtinai neilgų, man tik tai 6 ar 8 valandas darbo, tai yra man nedaug. Jaučiau, kaip kūnas vėl grįžta į tą būseną, kada sako, reikia sustoti. Prasidėjo pykinimas, vien pagalvojus apie kitus darbus, bloga pasidarė. Tai perdegimą reikia gydyti poilsiu, bet sąmoningų poilsių. Tai nereiškia, kad reikia atsisakyti visko, nuleisti rankas ir nieko nedaryti. Tai reiškia, kad reikia labai susiplanuoti griežtai dienotvarkę. Toje dienotvarkėje nepridėti pernelyg daug veiklų, o tik tų, kurias sveikas žmogus gali lengvai pakelti, o sergantis žmogus gali pakelti. Ir laikytis griežtai dienotvarkės. Pakankamai miegoti reguliariai ir gerai maitintis tvarkingai. Italai sako, švariai valgyti, kitaip tariant, valgyti sezoniškai ir derinant maisto produktus. Reikia pasportuoti, pajudėti, gryno oro gauti, bendrauti saikingai su žmonėmis, nes tai atima daug energijos ir ypatingai, kai sergi, kai yra perdegimas, tai tas bendravimas jisai kartais gali būti kliūtis. Tai va, tai pagrindinis receptas esantiems ten pat, kur ir aš, tiesiog labai atidžiai planuoti savo veiklas ir tiesiog nepersipildyti savo dienotvarkės. Lauksiu jūsų komentarų, klausimų, pasidalinimo asmeninė patirtimi, mielai išklausysiu patarimų, ką jūs darėte arba darote perdegimo metu. Vaistai mano atveju yra visiškai negalimi, aš nemėgstu vaistų ir kiek galiu, tiek jų nevartoju, tai jeigu yra kažkokie natūralūs būdai, tai dalinkitės. Ir iki kito malonaus karto.